Sveiki, mėly salos gyventojai, tai sveikinuosi su jumis jau įėjus į užtemimų koridorių. Tai užtemimų koridorius šiandien prasideda nuo mėnulio užtemimo ir pasibaigs po 2 savaičių su Saulės užtemimu. Ir jo tema šį kartą yra apie tokį paleidimą, tai kas yra sena, ir atidarimą visai naujos savo versijos, visai kažkokių tai naujų savo gyvenimo aspektų. Žodžiu, tarsi baigėsi tai, kas buvo ir prasideda kažkas visiškai naujo. Tai jeigu šitą informaciją žinom, tai tie paleidimai, tos situacijos, kurios eis per šitas 2 savaitės, gali mums kur kas lengviau praeiti. Tai va, o šiandien sveikinuosi norėdama su jumis pakalbėti apie manifestavimo praktiką, kuri man labai patinka, kuri aš ją ne taip senai esu atradusi, bet kiekvieną kartą, kai aš ją darau, man jinai labai pasiteisina. Tai norėjau ir su jumis pasidalinti labai paprasta 5 žingsnių manifestavimo praktika. Tai sveiki visi, kas jungiasi čia į live ir kas prisijungs vėliau žiūrės. Tai nieko nelaukiant, tada ir pradėsim nuo pirmo žingsnio. Ir pirmas žingsnis yra tas vadinamasis įsižeminimas. Tai yra sugrįžti į save, sugrįžti į savo kūną, sugrįžti į savo energiją. Ir čia jau kaip kam patinka, kaip kas mėgsta, taip ir darom. Ar tai būtų kvėpavimo pratimai, ar tai būtų skanavimas kūno, ar tai būtų išėjimas į lauką, basom kojom pasivaikščioti, ar prie vandens pabūti. Žodžiu, tai visos tokios praktikos, kurios mus grąžina į savo ašį, kur nurimstam, kur jaučiamės taip labai stabiliai ir tiesiog sugrįžę į save. Tai sveiki, kas jungiatės. Kalbam apie 5 žingsnių manifestavimo praktiką šiandien. Tai toks pirmas žingsnis, o antras žingsnis yra jausmo. Tai tarkim, jeigu aš noriu, nueiti į pasimatymą, ar noriu kažkur naujo darbo, ar aš noriu, iš vis kažkokio neturiu, gal aš noriu atostogų, tai aš pirmiausia pradedu ieškoti savo prisiminimuose, jausminiuose tų patirčių, kur aš jau esu jautus ten, tarkim, atsipalaidavimą, malonumą, kai aš atostogauju, intymumą ir meilę, jeigu aš santykių ieškau, jeigu aš darbo ieškau, kokio aš noriu tenai jausmų patirti, ar aš noriu tokio išsipildymo, ar aš noriu prasmės, ar aš noriu, kad man būtų labai įdomu, kad aš augčiau, kad tobulėčiau. Tai va, susirandam tuos jausmus, juos greičiausiai kažkada jau esam patyrę ir nesvarbu, kokiuose ten buvo kontekstuose, mums svarbu tik jausmas. Ir taip jau esam į save sugrįžę ir įeinam į tą jausmą. Pilnai įeinam, tarsi jis vyktų dabar, šiandien, šią akimirką. Ir taip įsėsti į tą jausmą, pabūti, taip leisti tam jausmui visą kūną, taip užlieti, taip jame pabūti, pasimėgauti. Ir pabūnam tokoj būsenoj. Tada trečias žingsnis yra apie sugalvojimą, bet kaip aš ten tiksliau norėčiau, kad kas nors atrodytų ir būtų. Tai tarkim, aš pradedu mąstyti, kad tarkim naujame ten darbe aš noriu, kad darbas mano prasidėtų, kad aš noriu. Nėra darbo valandų. Ir kad pasibaigtų, kada aš noriu. Ir kad turėčiau laiko laisvę. Arba ten santykiuose aš noriu kaip tik daug laiko praleisti kartu, kad ten nebūtumėm atskirai. Arba ten noriu, kad pasimatyme ten taip ir taip su manim meltųsi, ten noriu, kad atidarytų duris, ten į tokį restoraną nusivestų. Žodžiu, kaip jums patinka. Ar jeigu jūs žinot visiškai tiksliai, ko norit, tai tada taip detaliai ir sugalvokit. Jeigu truputį nežinot, tai taip aptakiai. Norėčiau, kad čia gal tai būtų kažkaip pat panašiai. Tiesiog apmąstyti. Ir jeigu turit labai gerą vaizduotę, tai tada iš viso galit
taip apmastyti labiau racionaliau ir tada pasileisti tai vaizduotei, leisti šėlti ir prisigalvoti patį geriausią scenarijų, kaip tik tai galėtų būti ta situacija, kaip tas ten pasimatymas, ten darbo pokalbis, ten tos atostogos geriausiai galėtų praeiti ir negalvojant apie visokius racionalumas, pamirštant ten, kokios yra šiandienai sąlygos, tiesiog leis savo svajoti. Tai toks yra trečias žingsnis šioje manifestavimo praktikoje. Ir tada ketvirtas žingsnis yra sujungti tas dvi dalis, kur mes iš pat pradžių padarėm. Tai tą jausminę dalį, tai ką išjautėm ir tai ką sugalvojom ir tas jas tarsi sulieti, turėti savo mintyse tarsi tą vaizdinį, va aš taip norėčiau, kad būtų. Ir tada jį sujungti su tuo jausmu, su ta širdimi, ką mes ten sudėjom, ar ten atsipalaidavimą, ar džiaugsmą, ar malonumą, ar meilę, kas ten bebūtų. Tai sujungi šitus du etapus ir irgi taip pabūni, taip leidi savo išsijausti, tai kad suskubitų per tą praktiką, o taip labai išjaustai, labai ramiai pabūni tam vaizdinį. Jeigu ten užsisuka kažkokia mintis ar sunku išlaikyti, po truputį, gal iš naujo, iš karto viskas nesigaus ten 100% gerai, bet kuo daugiau praktikuosim, tuo lengviau bus ir tuo labiau atsirakins ir ten tas jausmas gilesnis ir tas matymas aiškesnis ir panašiai. Tai va, reikia ne tik tai išgirsti, ne tik sužinoti, bet ir praktikuoti. Tai toks tas ketvirtas žingsnis ir tada pajudant prie penkto žingsnio. Sveiki, kas jungiasi, čia kalbam šiandien apie 5 žingsnių manifestavimo praktiką. Tai penktas žingsnis yra paleisti tą rezultatą, kurio mes norim, kaip mes ten įsivaizduojam ir taip toliau, neprisirišti prie jo. Gali taip įvykti, o gali ir taip neįvykti. Išgyvensiu, greičiausiai, kad išgyvensiu. Neprisirišti prie to rezultato, vienas dalykas. Dėkingumo nusiųsti dėkingumo į tą savo vaizdinį, į tą savo praktiką, į tą situaciją, tiesiog padėkoti, pasidžiaugti, kad galėjau pabūti su savim, kad galėjau pasvajoti. Ir tai šitie du dalykai. Ir dar, jeigu tai iš tikrųjų yra labiau apčiuopiama, kažkas, ką, iš tikrųjų nežinotumėt, kokių veiksmų imtis, tai galima jau pradėti kažkokius ir veiksmus daryti link tos pusės. Irgi ne per pušinimą, ne per kažkokio rezultato tikėjimąsi, bet taip lengvai išpalėtų, gal kažką tenai, nežinau. Norit, kad vyras pagamintų vakarienę jums šiandien. Tai gal tada jūs ten jam parašot žinutę, gal tu galėtum. Ar ten nuperkat ingredientų ir kažką ir tada sakot, prašau kartą, labai norėčiau man paprašyti. Tai va, reikia mokėti ir prašyti. Tai imamės tada veiksmų. Ir man, kas už tą praktiką yra turbūt gražiausia, kad dažniausiai taip, kaip ten mes susigalvojam, neįvyksta. Bet visą laiką pagal tą jausmą, kurį mes taip išjautėm, tenais į save taip įsidėjom, galima atpažinti, kad tau ta visata atnešė tai, ko tu prašei, tik tai visai kitokoj formoj. Tai jin visą laiką tikrai atneša, tik tais momentais labai svarbu susivokti, kad tiesagi šitas jausmas, ašgi jį kažkur čia neseniai mačiau. Tai va, ir irgi padėkoti visatai, kad išklausė tą mūsų prašymą ir kad tokiu geriausiu, pačiu geriausiu, mums tinkamiausiu būdu jinai mums jį išpildė. Tai va, tai tokie tie 5 žingsniai. Tikrai labai paprasta, labai elementari praktika. Aš tai darau dažniausiai prieš miegą, jau lovoj gulėdama, galima ir atsisėdus, taip atsisėsti savo ant sofutės ir taip pabūti. Aišku, visada geriausia, kad mes tokias praktikas darytumėm, kad būtų mūsų nugara tiesi, bet svarbiausia yra atsipalaidavimas, svarbiausia yra toks į save įsėdimas. Ir dar noriu pasidalinti tokiu, man atrodo, tai yra paslaptis, nes tikrai labai mažai matau, kad kas kalbėtų apie tai. Tai
sako ten, kad manifestacijai reikia kažkaip išplėsti savo sąmonę, ten kažkaip labai ten vibraciją pasikelti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų manifestacija yra svarbiausia, kaip mes išplėsim savo širdį ir kiek mes atsiversim meiliai. Tai tai manifestacija labiausiai mus pasiekia per širdį. Ir tada jau visai pabaigai labai noriu pakviesti, nes irgi manifestacijai labai svarbus komponentas yra toks savo pamato saugumo vidinės ašies turėjimas. Tai kaip tik rugsėjo 13 dieną, 13 valandą organizuoju Vilniaus senamiestyje Inhale Studio dailės terapijos užsiėmimą Dailė gelmė. Tai bus 3 valandų užsiėmimas. Tenai darysim kvėpavimo sesiją, sąmoningo judesio kelias asanas, labai paprastas, nesudėtingas, tiesiog efektyvas tam, ką mes tenai norėsim pasiekti. Tada truputį piešim, visiškai taip iš savęs, taip be jokių taisyklių, nesvarbu ten rezultatas, visiškai nesvarbu, kaip ten atrodys. Tiesiog pabūti su savim, papiešti, galima pasidalinti ten su kitais, ką mes ten nupiešėm, galima iš viso savo pasilaikyti, ką man ten reiškia ir taip toliau panašiai. Tai visiškai toksai be vertinimo, be kažkokios tai konkurencijos, nesusijęs su tokiais dalykais užsiėmimas. Ir pabaigai turėsim meditaciją, kuri irgi bus skirta įsižeminimui, tam kaip pirmam žingsniui, kaip pasakojau. Ir refleksijos ratą, tai kad pasikalbėtume, apsitartume, pasipasakotume, rugsėjais, naujos tos pradžios, užtemimų koridorius, kokia ta sena versija jau, su kokia ten turim atsisveikinti, ką naują norim pasveikinti, tai bus, manau, tikrai užtemimo koridoriaus tam viduryje puikiai galimybė pabūti mums ir taip ir pasikrauti tos energijos ir su lengvumu, su bendruomenė išbūti šitą laikotarpį. Tai labai kviečiu, jeigu norit registruotis, galima ir žinutę man parašyti, tiesiog yra Facebook'o eventas arba mano internetiniai parduotuviai www.lumos23.lt yra gyvi renginiai ir galima tenai įsigyti bilietą. Tai labai kviečiu, tikrai paskutinis renginys šį sezoną, toksai skirtas labiau emocijų paleidimui. Ir vienintelis renginys šiais metais Vilniuje, nes turėsim spalio ir gruodžio mėnesį meditacijas, kurios vyks Kaune, ir afirmacijų seminarą lapkritį, kuris taip pat vyks Kaune. Tai vienintelė galimybė susitikti su manimi Vilniuje, pabūti drauge ir labai kviečiu prisijungti. Ir labai linkiu pasinaudoti šitą manifestavimo praktiką. Tai labai gražaus jums linkiu sekmadienio, gražiai užbaigti savaitgalį ir geros ateinančios savaitės. Iki.